Grupės varžybės nebuvo labai sunkios, tačiau teko pavargti, bet pusfinalis ir finalas tikrai reikėjo daug pastangų ir finale pralaiminėjome 12-18, tačiau sugebėjome kažkaip pakeisti taktiką, pastatyti aukštesnį žaidėją prie tinklo, kad užtvara būtų aukštesnė ir pasiėmė pergalę. Man tai Biržai labai gražus toks miestas, o su tėvais atvažiuojam pasivaikščiot, Biržų pilis labai gražiai. Sunku buvo, matosi, biržiečiai greičiausiai ruošėsi šitam, pakovoja, agresyvus, norėjo auksą laimėti, aišku, savas miestas, prie savęs žiūrovai. Ko gero, visiems, manau, būtų gera laimėti. Ir tą auksą tuo labiau žiūrovam turėjo patikti šitas varžybos, nes ir porą įvarčių ir 11 metrų baudiniai. Geras varžybos. Buvom profesionalūs futbolininkai, bet kadangi baigiam 12 klasių, reikia vis tiek kažką galvoti į priekį ir žadam su mokslais viską, išvažiuojam į užsienį mokytis ir tiesiog dabar futbolas mums yra kaip laisvalaikis. Savo malonumas. Jo, kaip sakant, kaip hobis. Važiavam nugalėti. Taip, viskas tik tai tikslas pergalė, jokių pralaimėjimų, jokių lygiųjų, negalėjo, minčių nebuvo, tiesiog ar ten lengva, ar ten sunku, tiesiog pergalė ir viskas. Visada nusiteikę važiuojam pergalėm. Niekada negalim iš tikrųjų tai galvoti, kad ten lengvai laimėti. Visada buvom tiesiog nusiteikę laimėti ir... Auksas buvo iš tikrųjų sunkiai, kovojom stipriai, stengiamės, įdėjom daug pastangų, grupė buvo labai stipri, bet tiesiog pavyko išeiti grupės, toliau pusfinalis lengvas, o finale jau matėte, iki paskutinių sekundžių vyri kova 1 taško persvarais, kovom pergalę. Važinėjom po labai daug turnyrų, esam iš Pasvalio, tai iš tikrųjų, kaip pasakyti, kaimyninė mieste laimėti visada yra maloniau negu savai. Priešiški žiūrovai, tai daug smagiau. Mes žaidžiam Pasvalio krepšinio lygoj, kitais metais planuojam tą patį komandą stoti mažųjų miestelių lygoj, o taip esam geri draugai, visi kur galim ten važiuojam, ten dalyvaujam, tiesiog esam seni pažįstami. Su komanda dažnai dalyvaujame turnyruose, ten sekasi visai neblogai. Iš šį turnyrą atvažiavom pasiimti pergalės, pasisekė jaunesnių tarpe. Tikimės laimėti ir prie vyrų. Kadangi žaidėm prieš jaunesnius varžovus, dažniausiai kovos nebūdavo sunkias. Stengdavomės kiek galėdavom ir laimėdavom. Džiaugiuosi, kad Biržuose vyksta tokios šventės, tikrai malonu atvykti ir sudalyvauti tokiuose turnyruose. Rima
Rimanto 6 tritaškai, ar kiek ten, 6 tritaškai tikriausiai iš eilės ir atnešė tą griaustinį. Džiaugiuosi, kad pavyko pataikyti, iš tikrųjų buvo smagus turnyras, viskas tvarkoja, tai labai patenkinti pergalę. Iš tikrųjų finalas nepasako iš rezultato, daug sunku buvo, bet tiesiog sukrito trimai metimai, kosmiškai ir laimėjom. Etape buvo gan sunku, pirmas varžybos, iš tikrųjų gal buvo pačios sunkiausios turnyre, nes varžovai buvo gan fiziškai stiprus ir gavom fizinės kovos, bet po to viskas ėjosi kaip ir sviesta ir nukalėm tą pergalę. Išsivežam prizą, niekam neduodam. Tiek futbolas, tiek krepšinis buvo gerai organizuotas turnyras, įdomios komandos, varžybos irgi geras buvo, viskas tvarkoja, tikėsimės, kad kitą metą irgi pavyks laimėti. Labai smagu, kad būtent mano mieste, Biržuose, vyksta toks fainas turnyras ir turėjau garbę čia sudalyvauti vyrų grupėje, bet man labai patiko ir laukiu vėl kito sekančio turnyro. Linkėjimai visiems Biržam! Ateik į kadrą! Tai va, labiausiai noriu padėkoti šiam organizatoriui Danieliui Kerbeliui už puikų turnyrą. Malonu, kad apsilankėte.